O dabar apie avižėles. Tai avižėlių yra tikrai labai daug, ir spalvotos, ir juodos. Bendrinis jų dalykas yra toksai, kad jos visos beveik yra pailgos ir plonėjančios, kad imituotų kažkokį tais, kaip ir pasakojau, vandens gyvūną, vabaliuką kažkokį dar kažkas, o viskas taip ir yra gamtoj, kad viskas plonėjančio yra toks siluetas. O po to jau yra spalvos, karoliukų deriniai ir panašiai. Tai čia jau kaip ir sakiau bežvejojant ir jau patys tikriausiai pamatėt, kad reikia turėti ne vieną. Nes jeigu dirba šiandien, nereiškia, kad dirbs rytoj ir jeigu nueisit į kitą vietą, gal kažkokį žolynas bus, jau kitokį, gal gyvūnėliai tenais bus, gali ir jau tos nebedirbti, kur dirba prieš tai kitam gale telkinio. Su blizgučiais, su matiniais karoliukais, vienokios spalvos, kitokios spalvos, tai apvalūs, tai keturkampi, ką rinktis? Žinokit, tikrai nuoširdžiai galiu pasakyti, negaliu išskirti kažko tai vieno.